Taigi, labas rytas, bažnyčia. Gera būti su jumis ir gera būti tarp jūsų. Tai tikrai matau, kad Dievas daro savo darbą Alytuje ir šventoji dvasia yra su mumis. Amen. Nebijokit pasakyti amen. Tai va, tai kažkaip mąstau dabar, nuo ko pradėti ir ko pabaigti, kad galėčiau jūsų paklausti, apie ką buvo Dievo žodis. Žinot, kartais būna taip, kad aš nežinau kaip jums, ar tai būna, bet žinau, kad būna. Kartais žmonės klauso pamokslų, klauso įvairių įrašų ir jie neatsimena, apie ką buvo tas pamokslas arba tas žodis. Tiesiog išeina iš bažnyčios ir galvoja, apie ką buvo pamokslas. Apie tikėjimą. Aišku, kad apie tikėjimą. Dievo žodis pilnas tikėjimo, tiesa, nes Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Dievo žodis yra aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Ir niekas taip neturi galios prasiskverbti iki žmogaus širdies gelmių ir perkeisti jo gyvenimo kaip gyvas Dievo žodis. Amen. Ir aš turiu tokį įprotį, nežinau, man jisai atrodo geras, kaip kitiems atrodo, įvairiai visiems atrodo jo, bet aš mėgstu paskaitinėti tokias visokias istorijas, žinot, gyvenimiškas istorijas. Ir kartais jos būna tokios labai keistokos ir atrodytų, iš vis tokios, kaip sako, beryšio, žinot. Bet aš perskaitysiu keletą tų istorijų, iš tokios knygos, nežinau, gal kažkas turite namuose. Ir jums palieku spręsti, ar jos kalba kažką mums, ar ne. Tiesiog, ar jos reikalingos mūsų tikėjimo kelionėje, ar ne. Bet mane palietė viena tokia istorija, šiaip 3 istorijos bus iš tos knygos, bet viena, nuo kurios norėčiau pradėti, tai apie vieną tokį šventąjį, kurio vardas buvo Dmitrijus. Dmitrijus dar nepasako, kokios jis tautybės. Tiesiog, vardų gali būti visokiausių, ar ne? Tai šitas Dmitrijus, kuris buvo, kaip teigiama, šventasis, tai reiškia, kad jisai šventasis, tai ką reiškia? Atsiskyręs nuo nuodėmės. Tiesiog žmogus gyveno gyvenimą ir stengiasi patikti Dievui. Ir jisai sparčių žingsnių ėjo į susitikimą su Dievu. Čia taip prašau. Nesiimu spręsti, kaip ten buvo, bet parašyta taip. Ir bekeliaudamas jisai išvydo pusiau apvirtusi vežimą, įsmukusi į šalia kelio esantį upokšnį ir suplūkusi, tai yra suprakaitavusi vežiką, kuris beržiai stengiasi tą vežimą ištraukti. Tas žmogus keliavo į susitikimą su Dievu, kaip kai kurie šiandien iš jūsų šį rytą. Todėl aš ir sakau, aš paklausiu gale pamokslo, apie ką buvo pamokslas. Pats vienas vargšelis tikrai nebūtų išstumęs to vežimo ir niekaip ten be šansų. Dmitrijus nežinojo, ko griebtis, jis sustojo ir nusprendė pagelbėti vežikui. Nors viduje vyko kova ir galvojo, kaip čia dabar daryti, gal reikia vis tik tai greičiau žingsniuoti į tą vietą, kur ypatingas susitikimas laukia ir nevalia praleisti arba pavėluoti, į susitikimą su Dievu. Negražu vėluoti, tiesa? Kaip kartais mes į bažnyčią, tai koks skirtumas ten nuo 11 ar nuo 12? Ateisiu, kada norėsiu, ne? Bet Dievui labai svarbu. Jeigu mes žiūrime šventąjį raštą, mes matom, kad Dievas viską darė laiku. Pas Dievą viskas vyko taip punktualiai, viskas savo metu atliko ir mūsų viešpats Jėzus. Jis atėjo tada, kada reikėjo ateiti. Ir padarė tai, ką reikėjo padaryti tinkamu, pačiu tinkamiausiu metu. Amen. Taip sako Dievo žodis. Taigi Dmitrijus, jisai priėjo prie to vežiko, atrėmė pečius į palinkusį vežimą ir
pažvelgė į tą vežiką, kuris suprakaitavęs buvo, o vežikas atsakė į jį tokiu šiltu ir dėkingu žvilgsniu. Suvienyje savo jėgas, dusaudami, prakaituodami, vargais negalais išstumė vežimą ant kelio. Dmitrijus negirdėjo vežiko dėkojimų, nes jis skubėjo greičiau į susitikimą ir pasimatymą su Dievu. Tačiau, kai pavargęs ir uždusęs atvyko į reikiamą vietą, Dievo ten nebuvo. Ir jis pagalvojo, galbūt Dievui atsibodo laukti, ir jis išėjo. Skausmo pervertas širdim, Dmitrijus susmuko ant kelkraščio, verkdamas. Netrukus pro šalį važiavo tas pats vežikas. Išvydęs savo gelbėtoją tokį nuliūdusį sustojo, prisėdo šalia, pažvelgė į jį švelniu supratingu žvilgsniu, išsitraukė iš krepšio duonos kepalėlį, perlaužė jį pusiau ir ištiesė jam pusę ir sušnabždėjo: Dmitrijau. Giliai sumišęs, pasimetęs, Dmitrijus suprato. Apkabino vežiką, pradėjo verkti džiaugsmo ašaromis ir tarė: Mano Dieve, tai buvai tu. Tu ėjai manęs pasitikti. Supratot? Dievas ateina mūsų pasitikti kiekvieną dieną. Taip yra. Tūkstančiais įvairiausių būdų. Jis ateina pas mus. Ir žinot, Dievas gali visai ateiti. Čia toks tik tai paprastas, toks, netgi keistas pasakojimas. Bet Dievas gali ir jis ateina. Jis gali visai kalbėti. Jis mums gali prabilti įvairiausiais tekstais, įvairiausiais žodžiais, įvairiausiais susitikimais ir nutikimais. Ir, žinot, man paskutiniam dienom Viešpats kalba per tokį tekstą, kuris atrodytų visiškai svetimas mūsų laikmečiui ir ypač socialiai svetimas. Nes jis kalba tiems, ko mūsų visuomenėje kaip ir jau nebūtų. Efeziečiams laiške, 6 skyriuje, apaštalas Paulius rašo laišką į bažnyčią ir 6 skyriaus 5 eilutėje jisai kreipiasi. Jūs, vergai, klausykite savo žemiškų šeimininkų su baime ir drebėjimu, nuoširdžiai kaip Kristus. Ne dėl akių tarnaudami lyg žmonėms įtinkantis, bet kaip Kristaus vergai, iš širdies vykdantis Dievo valią. Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, jog kiekvienas tiek vergas, tiek laisvasis, jei daro ką gerą, gaus atlyginimą iš Viešpatės. Tekstas skirtas vergams. Bet, žinot, žiūri ir galvoji, kas labiausiai patinka iš šito teksto? Šiaip žmogui, ypatingai gyvenančiam mūsų dienomis. Nepatiks, kad į jį kreipiasi vergų tiesa, bet labiausiai patiks, jei daro ką gerą, gaus atlyginimą.
Tiesa? Nes visi mes norime gauti atlyginimą ir aišku, norime gauti gerą atlyginimą. Tiesa? Taigi, apaštalas Paulius, jisai kreipėsi į vergus. Ir atrodytų, ką čia gali mums pamokyti šitas tekstas, bet šių pamokymų veiksmingumą liudija mūsų kasdienybė. Ir šių pamokymų vergams veiksmingumą liudija faktas, kad ankstyvosios krikščionybės eroje krikščionys vergai būdavo parduodami brangiau negu vergai pagonys. Kodėl? Todėl, kad vergai rimtai žiūrėjo į tai, kas parašyta Dievo žodyje. Jie rimtai žiūrėjo į nurodymus, kurie skambėdavo bažnyčių susirinkimuose. Ir ne tik, kad jie klausydavo, ne tik ateidavo į susitikimą su Dievu, bet jie labai įdėmiai žvelgdavo į tai, ko Viešpats šiandien nori iš jų. Ir aš manau, kad be abejo, tai visus 2000 metų šitas tekstas, jisai buvo gyvas ir reikalingas, bet šiandien aš matau, kaip mūsų visuomenėje reikalingas žodis, kad mes gyventume, tarnautume ir mylėtume Dievą, būtume tikintis ne dėl akių, bet nuoširdžiai. Nuoširdžiai mylėtume, nuoširdžiai tikėtume, nuoširdžiai gyventume ir nuoširdžiai girdėdami vykdytume tą žodį, kurį Viešpats mums užrašė Naujajame testamente. Amen. Per žodį keitėsi vergai. Per žodį, minėjau, Dievo žodis gyvas, jis veiksmingas, keitėsi vergvaldžiai, nes Paulius 9 eilutėje sako, ir jūs, šeimininkai, tą patį darykite jiems. Liaukitės grasinę, žinodami, kad ir jiems, ir jums yra Viešpats danguje, ir jis nedaro skirtumo tarp asmenų. Mes matom, kad krikščionybėje iš tikrųjų ištirpsta bažnyčioje, sekant paskui Kristų, ištirpsta to, žinot, etiketės, tas pataikavimas, tas netikrumas dėl socialinės kažkokios padėties. Bet visi prieš Viešpatį yra lygus. Su savo dovanomis, su savo gerais darbais. Visi esame Dievo priimami ir visi esame laukiami. Bet vienas dalykas yra labai svarbus, kad Dievas, jis niekada nevėluoja. Kad tavo gyvenimas iš tikrųjų būtų perkeistas. Nes jam tai yra labai svarbu. Mes dažnai net nesusimastom, kad Dievas iš tiesų mums kalba per įvairias situacijas, kad jis mūsų laukia. Jis ateina norėdamas matyti mumise ryškėjantį Kristaus atvaizdą ne išorėje, bet visoje mūsų esybėje. Kaip dažnai Naujojo testamento žodžiai turi daugiau ką pasakyti vergams negu karaliams. Ir tai gali atspindėti faktą, kad nedaug išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų yra tarp pašauktųjų ir išrinktųjų. Tai rašo pirmam laiške Korintiečiam, 1 skyriuje. Ir tikrai, šiandien, kai pasižiūri į Dievo vaikus, matai, kad tų kilmingų mūsų tarpe nėra labai daug. Ir viena iš pagrindinių priežasčių, todėl kad sunku žmonėms susitapatinti ir gyventi pagal Dievo žodį. O Dievo žodis, jisai labai dažnai mums kalba taip, lyg mes būtume vergai.
Ir Naujas testamentas ne vieną kartą iš tiesų kalba tikintiesiems tarsi Kristaus vergams. Ir, žinot, vergai neturi savo valios. Jie neturėjo savo valios kaip vergai. Kaip vergas jis neturi savo valios, bet kaip žmogus jis turi savo valią ir jisai gali vykdyti šeimininko nurodymus, gali nevykdyti. Jūs turbūt suprantat, kad aš kalbu apie krikščionis. Žinot, su to meto vergais buvo visko. Ir įdomu tai, kad ta santvarka, kokia jinai buvo, jinai nėra smerkiama Naujajam testamente. Atvirkščiai, vergų socialinė būklė, jinai tarsi pasitarnauja pačiam Dievui, kaip labiau suminkštinti mūsų širdis ir padaryti jas nuolankes ir atsidavusias Kristui. Be kompromisų. Vergai sukildavo. Vergai maištaudavo. Vergų iš tikrųjų, brangieji, būti buvo labai sunku. Turbūt esat girdėję tokį vardą Spartakas. Atsimenat? Sovietmečiu tai buvo tokios Spartako vardo gamyklos, Spartako vardo sporto klubai, Spartako komanda. Ir ten tokie, labai daug buvo tokių spartakiečių. Sakiau, žinot, kaip tas Spartakas. Bet, brangieji, jie sukilo ne iš gero gyvenimo. Bet jie sukilo todėl, kad jie nebuvo Kristaus vergai. Jie buvo žmonių vergai. Aišku, tuo metu, kai Spartako sukilimas vyko, dar nebuvo atėjęs Viešpats. Bet vyko įvairių dalykų tuometinėje santvarkoje. Taigi, šitas pasaulis, jis nelabai nori priimti tokį žodį, kuris veda į nuolankumą ir į pasišventimą. Bet apaštalas Paulius, rašydamas į Efezą, jisai žinojo, kad Evangelijos žodis keičia žmogų, koks jis kietas bebūtų. Jūs žinot visi turbūt, kad apaštalas Paulius buvo vienas iš kiečiausių bausmių vykdytojų. Ir būtent jis, o ne kažkas kitas, ieškodavo krikščionių, gaudydavo juos, bausdavo, žudydavo, pritardavo žudynėms. Jis buvo ir Dievas palėtė jo širdį. Pats Kristus prisilietė prie jo ir jisai rašo tokius tekstus. Klausykite su baime, su drebėjimu, nuoširdžiai, ne dėl akių tarnaukite, bet iš širdies vykdykite Dievo valią. Tarnaukite kaip Viešpačiui, o ne žmonėms. Timotiejui, kuris taip pat buvo Efezo bažnyčioje, 1 laiško Timotiejui 6 skyriuje, pirmose eilutėse Paulius rašo: vergai, esantis po jungu, te laiko savo šeimininkus vertais visokiojopos pagarbos, kad nebūtų piktžodžiaujama Dievo vardui ir mokymui. O tie, kurie turi tikinčius šeimininkus, tegul jų neniekina, kadangi jie yra broliai. Geriau tegul jiems dar uoliau tarnauja, nes gaunantis naudą yra tikintys ir mylimi. Taip mokyk ir ragink. Titui laiške 2 skyriuje nuo 9 eilutės jisai irgi rašo, sako, ragink, kad vergai būtų klusnūs savo šeimininkams, stengtųsi visame kame jiems įtikti ir neprieštarautų, kad nevogtų, bet rodytų visokeriopą gerą ištikimybę, kad visų kuo puoštų Dievo mūsų gelbėtojo mokymą, nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms.
moko vergus ko? Moko vergus nuolankumo ir paklusnumo. Ir įdomu tai, kad iš tiesų tikintys vergai, jie darydavo tokią įtaką savo šeimininkams, kad keisdavosi, šeimininkai įtikėdavo. Ir kartu su vergais šlovindavo viešpatį, kaip šiandien mes visi, aš nežinau, čia mūsų tarpe galbūt yra ir gydytojų, ir teisininkų, ir valdžios atstovų, aš nepažįstu jūsų. Dievas mato mūsų širdis. Darbininkų tikrai yra, dvarininkų yra, ne? Žodžiu, nu. Bet, žiūrėkit, viešpats jisai kalba mums visiems. Amen? Jis kalba ir jis nori, kad mes tikrai, ką darome, darytume ne dėl akių. Nes jeigu mes pradedame sekti paskui Kristų su tokia nuostata, kad jeigu mane kažkas mato, reiškia, tai aš tada esu toks, tikras, o jeigu nemato, aš galiu taip, taip žinot. Ir kodėl aš sakau, kad keitėsi šeimininkai, kad įtikėdavo vergvaldžiai, didžiausi ponai. Aš aptinku tokį laišką, kuris trumpiausias laiškas Naujajame testamente. Ir tai laiškas vergvaldžiui, vergų šeimininkui, Filemonui. Toks vardas keistas, Filemonas. Kaip koks Ipolitas, ne? Toks. Bet toks buvo vardas. Ir šitas žmogus, jis buvo tikintis. Jis buvo mylintis Kristų. Ir negana to, jis buvo kaip pavyzdys. Kaip ir iš vergų, kurie sekė paskui Paulių, kurie sekė paskui Kristų, taip pat buvo tokių pavyzdingų vergų, kurie tikrai įtikėję buvo ištikimi ir mylimi mūsų viešpatės. Aš galvoju, yra labai svarbu gyvenime būti ištikimu. Tikru. Nes jeigu esi ištikimas, tu esi tikras. Bet jeigu nesi ištikimas, tada užduodi savo klausimą, ar aš esu tikras krikščionis. Ir laiške Filemonui apaštalas Paulius jisai kreipėsi tokiais labai gražiais žodžiais. Labai gražiais žodžiais ir tie žodžiai, jie skamba žmogui, kuris atrodytų, kaip jis gali būti krikščionis, jeigu jisai, turi vergų, kaip jisai gali, reiškia, būti toks, tikras krikščionis, versdamas žmonės daryti tai, ko jie nenori. Bet tai buvo Dievą mylintis žmogus. Ir laiške Filemonui apaštalas Paulius, jisai sako, žiūrėkit, mes skaitėm žodžius skirtus vergams, iš kurių vieno vardas buvo Onesimas. Ir tas Onesimas, jisai buvo buvęs arba esamas, bet pabėgęs vergas iš Filemono namų. Ir kai jis pabėgo iš tų namų, dar teigiama, kad jis greičiausiai ir apsivogė, pabėgdamas, žinot, nes, ką tu tuščiasgi nebėgsi, ar ne? Tai, bet pabėgęs jis įtikėjo. Įtikėjo, atsivertė ir negana to jisai dar tarnavo apaštalui Pauliui, kada šis buvo kalėjime. Ir Paulius rašo laišką Onesimo šeimininkui. Sako, aš dėkoju, Filemono laiškas, 4 eilutė, čia vienas skyrius. Aš dėkoju Dievui visada prisimindamas tave savo maldose, nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę viešpačiui Jėzui ir visiems šventiesiems. Žiūrėkit, apie Filemono tikėjimą jisai girdėjo. Iš ko girdėjo? Iš ko? Ne, jis ne iš Onesimo išgirdo tai. Jis išgirdo iš kitų brolių, nes Filemonas, ką jisai darė? Jisai rodė meilę viešpačiui
ir visiems šventiesiems, kurie buvo aplink jį. Tikras tikintysis, kas jis bebūtų, ar vergas, ar laisvasis, jisai yra tikras ir jisai negali nerodyti meilės aplinkui esantiems žmonėms. Nes aš galvoju, kad tikra meilė, jinai negali būti dėl akių. Tikra meilė yra tikra meilė. Ir jeigu tu tikrai myli žmogų, tu darysi dėl jo viską, ką jisai nori, kad tu darytum. Ir jeigu mes mylime Kristų, brangieji, mes mylime brolius ir sesės, kurie yra kartu su mumis. Myli Dievą, myli savo artimą. Nemyli artimo, užduok klausimą, ar myli Dievą. Bet taip yra. Ir laiškas Filemonui, jis tokiu spinduliuoja tokiu tekstu, kuris parodo, kad vergai iš tiesų labai rimtai žiūrėjo į tos žodžius, kuriuos mes skaitėme. Kad nuoširdus buvo tarnystėje. Čia aišku imamas Onesimas kaip pavyzdys, apie kurį rašo Filemonui apaštalas Paulius, bet, brangieji, čia labai rimtas žodis. Žiūrėkit, Filemono laiškas 7 eilutė. Mes turime didelį džiaugsmą ir paguodą iš tavo meilės, nes tu, broli, atgaivinai šventųjų širdis. Paulius kalba apie vergvaldį, sako, tu atgaivinai šventųjų širdis. Ir jeigu atgaivinai šventųjų širdis, vadinasi, kad iš tikrųjų Filemono gyvenimas, jis buvo toks pavyzdinis gyvenimas, nes pirmoje eilutėje rašoma, kad bažnyčia rinkosi jo namuose. Nežinau, tai nebuvo butas 3 kambarių, tai nebuvo paprastas namelis sode, kuriame dažnai mes gyvename ar ne, bet tai buvo iš tikrųjų vergvaldžio dvaras, į kurį susirinkdavo tikintis, susirinkdavo bažnyčia ir jie visi jausdavo Filemono meilę ir dėmesį. Ir aišku, tame tarpe buvo ne vienas vergas, kuris buvo atsivertęs į viešpatį. Ir rašydamas toliau, jisai sako, nors galiu tau drąsiai Kristuje įsakyti, kas tinka, bet verčiau prašau, vardan meilės toks, koks esu, aš Paulius, senyvas žmogus, šiuo metu ir Jėzaus Kristaus kalinys, nes jis buvo kalėjime, prašau tave už savo vaiką, už Onesimą, kurio tėvu tapau, būdamas surakintas. Žiūrėkit, sako, prašau už savo vaiką, Onesimą. Ar mes galėtume prašyti, kaip už savo vaiką, už žmogų, kurio mes nepažįstame, pas didelį poną, užtarimo? Seniau, sako, jis buvo tau nenaudingas, o dabar ir tau, ir man naudingas. Siunčiu jį atgal. Reiškia, jis galėjo pasilikti Onesimą pas save, bet jis siunčia jį atgal pas šeimininką. Dėl ko? Dėl to, kad ir vienas, ir kitas pamatytų tai, ką Kristus atliko Onesimo širdį. Ką viešpats padarė Filemono širdį. Kad jie jau būdami ne vergvaldys ir vergas, bet būdami broliai Kristuje, džiaugtųsi tuo, kad viešpats perkeitė jų gyvenimus. Aleliuja. 12 eilutė Filemono laiško sako, siunčiu jį atgal, todėl priimk jį kaip mano paties širdį. Įsivaizduojat? Brangiai, čia reikia tiesiog susimastyti taip labai rimtai. Priimk jį kaip mano paties širdį. Už ką aš taip galiu laiduoti? Už Elviną? Už Audrių? Pagalvočiau. Greičiausiai laiduočiau, nes aš juos gerai pažįstu. Bet ne kitie gerai, kiek juos pažįsta Kristus. Ir jie patys geriau žino, kas vyksta jų viduje. Ir ar jie susitikę iš tikrųjų džiaugiasi vienas kitu, kaip tikrų brolių, tikrų tikinčiuoju,
Ar vis tik tai kartais būna jų susitikime momentų, kurie tarsi dėl akių. Nepykit, broliai, kad aš paėmiau jūs pavyzdžių. Bet ar viešpats gali apie mane pasakyti? Priimk jį kaip mano paties širdį. Aš manau, kad viešpats tikrai labai rimtai žvelgia į mus. Ir Onesimas laiške Kolosiečiams, jisai taip pat apie jį pasakomos tokios kelios eilutės, nes Filemonas gyveno Kolosose. Ir yra parašytas laiškas Kolosiečiams ir į Kolosus yra siunčiamas laiškas kartu su pasiuntiniais, kurių vardai yra čia net paminėti. Tai Tichikas, mylimas brolis, Kolosiečiam 4:7. Ir 9 eilutėj Onesimas. Tas pats Onesimas. Ir paklausykit, Paulius rašo Kolosiečiams, sako, apie mano reikalus jums viską praneš Tichikas, mylimas brolis. Teigiama, kad šie du laiškai galėjo keliauti lygiai grečiai. Vienas į bažnyčią Kolosose, kitas į Filemono namus. Ir čia rašoma, sako, Tichikas, mylimas brolis, ištikimas tarnas ir bendradarbis viešpatyje, aš tam jį siunčiu, kad sužinotų, kaip jums sekasi ir paguostų jūsų širdis. Jis su Onesimu, ištikimu ir mylimu broliu, kuris yra iš jūsų, papasakos jums viską, kas čia dedasi. Tai yra pas Paulių. Bet žiūrėkit, paguostų jūsų širdis. Vergas su laisvuoju Tichiku, ar ne, jie keliauja į Kolosus ir jų charakteristika mylimi, ištikimi broliai, kurie ką padarys, paguos tikinčiųjų Kolosose širdis. Ar beširdis žmogus arba netikras krikščionis pagodžia mūsų širdis? Ne. Bet viešpats, jisai pagodžia per tuos, kurie tikrai, brangieji, seka paskui viešpatį ne dėl akių, kurie nevaidina tikinčiųjų, bet yra tokie savo širdyje. O kokie mes esame, kiekvienas iš mūsų galime pasakyti geriausiai. Tiesa. Beskaitydamas užpraeitą savaitę laišką Galatam, čia pamačiau tokias kelias eilutes. Ir čia šiose eilutėse irgi tas pats apaštalas Paulius rašo, ir čia tarsi išimsiu iš konteksto, bet jis labai tinka į mūsų pamokslo kontekstą. Suprantate, apie ką žodis? Ar girdit? Aš paklausiu. Galatam 4, 18 eilutė. Bet gerai visada būti uoliems dėl gero, o ne vien kai esu pas jūs. Žiūrėkit, sako, gerai visada būti uoliems dėl gero, ar ne? O ne vien kai esu pas jūs. Reiškia, Paulius matė problemą bažnyčioje, kad kartais žmonės darydavo gerą ir būdavo uolus dėl gero, kaip mato. Va. Ačiū, kad padedat. Ir jūs galit padėti. Bet iš tikrųjų, ir Paulius sako, ne vien kaip esu pas jūs. Mes turime būti uolus dėl gero, būti tikrais tikinčiaisiais. Tada, kai mūsų nieks nemato. Tiesiog kasdienybėje, tiesiog gyvename taip. Ir mano vaikeliai sako, dėl jūsų aš vėl gimdymo skausmuose, kol jumise išryškės Kristus. Kristaus, Pauliaus, tiesiog viešpatės noras ir troškimas, kad tikrai mumise išryškėtų Kristus.
kad mumise, brangieji, jis išryškėtų kasdien. Aš žinau, kad šeimose būna visko, darbuose būna visko ir gatvėje būna visko. Kartais norisi duoti kam nors, ar ne? Bet tu supranti, kad mes ne dėl akių tikime ir ne dėl akių sekame viešpatį, bet nuoširdžiai. Ir, žinot, Dievas prašo mūsų, kad mes būtume nuoširdus. Pamatytume save, kur ne Kristus aiškėja, kur matosi mano kūniškumas, ambicijos, užsispyrimas, išdidumas, o baisiausia veidmainystė. Ir, žinot, taip norisi, kad Dievas mus perkeistų. Kaip Paulius sako Filemonui, sako, nors galėčiau įsakyti, bet sako, verčiau prašau iš meilės. Pastebėjot, kad labiau veikia su meile, bet ne. Todėl ir rašo Paulius ir vergam, ir šeimininkam. Ir vergam, ir šeimininkam. Aš galvoju, šiandieniniai krikščionys turi būti pavyzdžių savo darbuose. Ir darbdaviai, vadovai turi iš tikrųjų matyti mumise tuos Kristaus mokinius ir tą ryškėjantį Kristų. Kaip dažnai mes būname iš tikrųjų nesikeičiantis. Du vyrukai atostogavo prie ežero, čia taip, biški. Ir žinot, kaip prie ežero būna kur nors įsikūręs bariokas toksai, žinot, kavinukė tokia. Čia Lietuvoje irgi yra, čia Duse yra, Metelystė. Žodžiu, ir jie vakare, žinot, galvoja, atsiplėšim nuo žmonų, žodžiu, ir taip į valtį sėdo ir nuplaukė į kitą ežero krantą, į barą. Ir aišku, ką barė daro, vyrai pabėgę nuo žmonų. Nekrikščionys, aišku, čia nekrikščionys. Jie taip įpiešė gerai, reiškės, padarė, ten turbūt ne po 100. Ir, įsėdo į valtį, jau sutemo, žinot, įsėdo ir valtį ir plaukė. Galvoja, gausim dabar, gausim, bet plaukė. Plaukė valandą, plaukė antrą, pavargo, reiškia, suprakaitavo jau čia, žinot. Sako, kas čia yra? Sako, turbūt per silpnai irkluojam. Sako, davai stipriau irkluojam. Ir jie dar stipriau, dar valandą irkluoja, prašvito. Žiūri, kad valtis pririšta prie liepto. Kartais mes 30 metų irkluojam. Ir niekaip negalim atsirišti nuo tų kūniškų dalykų, kurie mūsų gyvenime iš tikrųjų daro mus tokius. Brangieji, bet Dievas, jisai nori mus perkeisti, bet jis neperkeis, jeigu mes neleisim jam to daryti. O jis taip nori, kad mes išgirstume ir žodį vergams, ir žodį laisviesiems. Amen. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu. Tiesiog nesiplėsdamas, matau, kad laiške Efeziečiams Dievas daug mums ką nori pasakyti, bet tas gyvenimas, nuoširdus gyvenimas dėl Kristaus, pasiaukojimas jam ir vykdymas iš širdies jo valios, jis yra labai svarbus mūsų gyvenime. Šiandieną manyčiau, kad daugelio dalykų mes negalime pakeisti ir mes patys negalim pasikeisti. Bet kodėl? Dažną kartą todėl, kad mes kažkaip bijome atgailauti prieš Dievą. Bijome pripažinti savo klaidų. Ir taip norisi bėgti nuo to. Bet viešpats kviečia mus. Jis kviečia mus į atgailą, jis kviečia mus į tą tokią rimtą savęs peržiūrą, patikrinimą,
kaip kokio magnetinio rezonanso tyrimą mūsų galvos smegenų, mūsų širdies echoskopijos. Tos ne fizinės, bet tos dvasinės. Kad tai yra be galo svarbu. Kaip Ezekėlio 36:26 parašyta, sako, aš išimsiu iš jų akmeninę širdį ir įdėsiu kūno širdį. Dvasios. Taip Viešpats nori iš tikrųjų mus perkeisti. Jam taip yra svarbu. Ir Petras savo laiške 3 skyriuje, jisai kalba žmonoms, taip lygiai kaip ten, kas skaitėme, kalba vergams ar ne, bet tai kalba šiandieną mums. Ir 1 Petro 3:3 sako, tegul puošia jūs ne išorė. Gražu, kaip mes išoriškai pasipuošia, bet tegul puošia ne išorė. 4 eilutė, bet paslėptas širdies žmogus, nenykstančia rome ir taikinga dvasia, kuri labai brangi Dievo akise. Viešpats nori mūsų asmeninių pokyčių. Ten, kur mes šiandieną matome, kad yra tik išorė. Bet Dievas nori tavo širdies. Amen. Apie ką buvo pamokslas? Elvinas išgirdo. Brangiai, aš tikiu, kad jūs išgirdot geriau, negu išgirdo mokiniai per vieną pamoką. Vyko tikybos pamoka ir mokytoja pasakojo palyginimą apie sūnų Palaidūną. Ir turbūt kiek iš jūsų niekada negirdėjote istorijos apie sūnų Palaidūną? Niekada negirdėjot. Visi girdėjot. Tikybos mokytoja, pasakodama mokiniams sūnaus Palaidūno palyginimą, pastebėjo, kad daugelis mokinių buvo išsiblaškę. Nu, ne taip kaip jūs šiandieną. Jie buvo, žinot, kaip šiais laikais mokiniai, visi turi mobiliakus, Facebookus, Instagramus, ten Spotify'us ir taip toliau, kai ko mes net nesuprantam, ar ne? Žodžiu, bet, tikybos pamoka, ką čia, dar apie kažkokį sūnų Palaidūną pasakoja. Ir ten kas kur, žinot, būna ir mes kartais išeinam kur nors už lango, ne? Bet mokytoja galvoja, ką čia padaryti, sako, tuomet paprašė mokinių papasakoti tekstą raštu. Ir vienas berniukas parašė, aišku, parašė visi, bet vienas parašė taip, klausykit. Čia rašinėlis apie sūnų Palaidūną, apie kurį jisai girdėjo pasakojimą per pamoką. Kaip jisai išgirdo. Kaip mes girdime pamokslus apie tikėjimą. Turėjo žmogus 2 sūnus. Jaunesniajam nepatiko būti namie, todėl sykį iškeliavo toli, pasiėmęs su savim visus pinigus. Tačiau ilgainiui pinigai baigėsi, tad vaikinas nusprendė grįžti namo, nes neturėjo ko valgyti. Jam prisiartinus prie namų, tėvas jį pamatė. Nudžiugęs pačiupo didelę lazdą ir bėgo pasitikti. Kelyje sutiko kitą sūnų, tą gerąjį. Šis paklausė tėvą, kur jis taip skubas su tuo įnagiu, su ta lazda. Tėvas atsakė, grįžo tavo netikėlis brolis. Už tai, ką iškrėtė, nusipelnė, kaip reikiant gauti į kailį. Ar nori, tėti, kad tau padėčiau? Paklausė brolis, tas vyresnis. Žinoma, atsakė tėvas. Abu smarkiai prilupo sugrįžėlį. Po to tėvas pašaukęs tarną liepė paskersti labiausiai nupenėtą veršį ir surengti didelę šventę. Juk galiausiai nenaudėliui visiems laikams iš galvos išmušė norą krėsti panašias kvailystės. Broliai, sesės,
Dievas kalba įvairiai. Ir aš nežinau, kaip jums Dievas prabilo šį rytą, bet mano širdies noras, kad jūs visi gyventumėt, sekdami paskui Kristų, ne dėl akių. Gyvenimas pas daugelį prieš akį. Gyvenkime taip, kad Kristus išryškėtų mumise.